Sveiki, tęsiam kelionę po Maldyvų salas, po Maldyvų Respubliką. Dabar esam Guli saloje. Kaip matot, vanduo yra vis dėlto milk blue. Bet jis nėra toks milk blue kaip Palau Respublikoje. Palau Respublikoje vis dėlto milk blue man labiau patinka. Pieno žydra spalva. Pieno žydra spalva yra daug ryškesnė Palau Respublikoje. Tai jeigu dėl šitos spalvos, tai Palau Respubliką rekomenduoju. Bet šiaip Maldyvuose tikrai geri pliažai, tikrai graži jūra ir Maldyvai tikrai įeina į mano penketuką geriausių pasaulio pliažų. Noriu pasveikinti visus Lietuvos homoseksualus su tuo, kad Konstitucinis teismas leido jiems sudaryti partnerystę, ne santuoką, bet partnerystę ir sprendimas yra įdomus. Matot, aš visada sakiau, kad teisės nėra, teisė tai yra fikcija. Viską galima išaiškinti, kaip tik tai tu nori. Pavyzdžiui, Konstitucinis teismas dabar išaiškino, kad Konstitucijoje yra frazė valstybė saugo šeimą, o du vyrai arba dvi moterys gali sudaryti šeimą. Vadinasi, Konstitucija reikalauja jiem leista sudaryti šitą civilinę partnerystę. Sveikinu, mano apskritai požiūris yra toksai, kad aš viską leidžiu visiems. Aš kartais pajokauju apie gėjus, pajokauju apie musulmonus, pajokauju apie babajus, bet iš tikrųjų čia yra su meile. Visiems laimės šeimos gyvenimų. Dar labai gerai, kad jie sudarė, dabar galės Lietuvoje, reiškia, sudaryti šitą civilinę partnerystę, tai yra todėl, kad jie ir skirsis labai dažnai. Ir vadinasi, advokatai galės uždirbti daugiau pinigų iš skyrybų, turto pasidalymo, vaikų pasidalymo. Tai nuostabu. Bet kas mane iš tikrųjų erzina biškį, iš tikrųjų mane tai erzina, tai yra išsilavinimo nebuvimas Lietuvoje. Kaip aš ir sakiau, labai durna valstybė, labai durni žmonės, o teisėjai durniausia lietuvių dalis. Va žiūrėkit, yra tokia teisėja Konstituciniam teisme, Petrilaitė D. Gal Daiva? Taip, Daiva Petrilaitė. Ji taip komentuoja. Konstitucija tikrai nekalba apie jokią tokią santuoką, apart vyro ir moters. Vartoja tarptautinį žodį apart. Bet tuo užsienio teisės ir užsienio valstybių pažintis pas ją ir pasibaigia. Tai jau tikrai yra išdiskutuota ir turbūt mums visiems, ne tik teisininkams, bet ir kiekvienam Lietuvos gyventojui. Tai suprantat, jinai sako, kad Konstitucija tikrai nekalba apie jokią kitokią santuoką apart vyro ir moters, tai jau tikrai yra išdiskutuota ir turbūt mums visiems, ne tik teisininkams, bet ir kiekvienam Lietuvos gyventojui. Moteriškė yra kvaila dėl to, kad kaip tu gali būti Konstitucinio teismo teisėja ir nežinot, kad yra Europos žmogaus teisių teismo sprendimas byloje X ir Y prieš Rumuniją, kur Europos žmogaus teisių teismas išaiškino, kad lytis yra nuomonė, žmogaus nuomonė apie save. Europos žmogaus teisių teismas išaiškino, kad lytis nėra nustatoma pagal pimpalą arba vaginą. Lytis yra nustatoma pagal žmogaus nuomonę apie save. Tai jeigu žmogus turi penį, bet jis galvoja apie save, kad jis yra moteris, vadinasi, jis yra moteris. Ir jis gali susituokti su vyru, kuris turi penį. Taigi, moteris, kuri turi penį, gali susituokti su vyru, kuris turi penį. Taip išaiškino Europos žmogaus teisių teismas. Ir tai, kad Daiva Petrilaitė yra teisėja ir apie tai nežino, negirdėjo niekada, tai parodo, ant kiek lietuvių teisininkai yra labai durni. Vienintelis protingas Lietuvos teisininkas, advokatas, esu aš. Daugiau nėra.
Nu, kaip man reaguoti? Nes tas sprendimas yra senas. Nu, jau keletą metų yra tas sprendimas. Aš apskritai, suprantat, man netrukdo tai, kad jie tuoksis, nesituoks. Man visiškai netrukdo. Man padeda, nes aš turiu vieną bylą dabar prieš Nyderlandus, kur mano klientas Ratelbandas Emilis teigia, kad amžius yra žmogaus nuomonė apie save. Ir vat jam pagal pasą 73 metai. O jis turi nuomonę apie save, kad jam 43. Ir jis nori 30 metų išbraukti, pakeisti gimimo datą. Nes jis sako, jeigu lytis yra nuomonė apie save, tai tada ir amžius. Amžius yra nuomonė apie save. Aš šitą bylą vedu. Delfis jau parašė, kad čia yra bloga byla. Nyderlandų spauda yra daug pozityvesnė nei lietuvių. Tai viskas bus labai gerai. Aš tikiu, kad šitą amžiaus bylą mes laimėsim. Čia tik tai klausimas, kada. Ir kitų bylų aš turiu daug, kur aš konsultuoju vaikinus. Aš visada sakau, kad jeigu tave pašaukė į kariuomenę, Europos žmogaus teisių teismas leido tau, kaip vaikinui pasakyti, o aš jaučiuosi moterimi. Ir viskas, aš turiu penį, bet jaučiuosi moterimi. Tai vadinasi, aš esu moteris ir manęs negalima šaukti į kariuomenę. Tai yra labai svarbus dalykas ir visada viską vertinkit pragmatiškai. Vat šauktiniui apsimoka pasakyti, kad jo nuomonė yra, kad jis yra moteris. Apsimoka. Tai tegul jis taip ir pasako. Dabar mano klientui Ratelbandui apsimoka sakyti, kad aš manau, kad mano amžius yra nuomonė apie save. Taip, apsimoka. Ir tam labai padeda gėjų šitos bylos. Transų. Tai sveikinu visus su pergalėm ir visko laimingiausio. O kad Lietuvos teisėjai yra durni, ką padarysi. Tokia yra kultūra, tokia yra toks likimas tautos. Matot, aš esu kilęs iš Paryžiaus Sorbonos universiteto ir pas mus visada buvo taip laikoma, kad tu turi žinot viską. Jeigu tu doktorantas, tu turi žinot viską. Ir pas mus visada buvo gėda kažko nežinot. Tai vat, Petrilaitė, pas ją nėra tos tradicijos, kad reikia žinot viską, nes ji yra kilus iš Lietuvos. Dėl to raginu visus nebūt kilusiems iš Lietuvos. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos, teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.